Labas vakaras, prabangų žiūrovai. Su jumis pirmą ir paskutinį kartą sveikinasi laida 30 instancija. Baranausko mokykla gaubė daug paslapčių, bet mūsų akylų žurnalistai nupūtė miglą ir viskas iškilo į paviršių. Sportas sveikata. Rudens krosas, pavasario krosas. Reiškia, reikia sportuoti. Varžyboms reikalingas teisėjas. Neprašyk lengvo gyvenimo, bet melsk, kad būtum stiprus. Neprašyk, kad užduotis atitiktų tavo jėgas, bet melsk, kad tavo jėgos atitiktų tau patikėtas užduotis. Pertrauką, tai man atrodo, kad aš niekur nedingstu. Būnu mokykloje, vieną dieną antradienis budžiu valgykloje. Na, atsakyti į šį klausimą vienareikšmiškai ir turbūt, kad kiekvienam žmogui nebūtų lengva. Mes su 71 kabinetu tai siekia kai kurie interesai. Mes kartais aptarėme politinius įvykius, ar niekas nesuklastojo istorijos. Taip pat prisimenu užsienio kalbą, mokausi anglų kalbą, rusų kalbą. Na, taip pat aptarėme kai kada ir su kolegėmis ir kolega auklėtinių dorovinius klausimus. Direktorė pasiūlė, o žodytė sutiko. Girdžiu atgarsius, tai neblogai vertina. Kankinkit budelį smarkiau, iškęsiu, nedėliuosiu, akmuotę prakalbą veikiau, draugų jums neišduosiu. Aš jaučiuosi gerai. Normaliai. Visai baik. Ui. Tai mums čia viską padėjo Vasė. Jeigu ne Vasė, mūsų čia nebūtų. Visi plojimai jam. Tai paplokim Vasę. Atsikėlo danė dieną, išginio karvytis vienas, ralio karvytis, ralio, ralio, ralio. Šiais metais tiek, liko 100 dienų, nepamirškite, mes jūs stebime. Geriausia rašyti neįskaitomai.
kokiu nors, rašalu, kad mokytojas nesuprastų ir tada galima įrodinėti, kad mano parašyta taisyklingai. Daug svaigiųjų gėrimo ir dar kažko. Ir jokio dozės geriausia. 3 kiaušiniai, milto, viską išmaišyti, padaryti tešlą ir kepti. Pasiimti dviratuką. Vyra